So we are back online. I hope everyone had a Na štai, grįžtame tasty po pertraukos. lunch and good Tikiuosi, kad reflection, visi and we're puikiai ready to listen for papietavote a new presentation. ir And I'm esame really glad pasiruošę toliau to klausytis introduce pristatymų. Man Dr. labai malonu Abigail Easter. pristatyti She's daktarę principal Abigail of Easter. Radcliffe's Ji yra Londono Science, Karališkojo Faculty koledžo of Life gyvybės mokslų ir Sciences medicinos and Medicine fakulteto at King's gyvybės College, eigos London, mokslų United mokyklos Kingdom. iš And her Londone, research Jungtinėje focuses on karalystėje. maternal and Ji infant daugiausiai health, dėmesio skiria particularly motinos addressing ir maternal mental health vaiko disorders, sveikatai, ypatingai perinatal psichiniams mortality and the sutrikimams, integration of care between mirtims perinataliniu obstetrics and mental health laikotarpiu services. ir And taip that is pat today the first akušerijos presentation on ir this topic. It will be psichikos followed sveikatos by my ryties ryšių. colleague's Agla's presentation about Po the šio situation in Lithuania. pasisakymo But mes now, klausysimės Eglės Abigail, Mažulytės the rašytinės screen is yours. pristatymo We apie are situaciją looking šioje forward srityje to hearing you. Lietuvoje. Bet dabar suteikiu žodį poniai Abigail Easter. Dėkoju už pristatymą ir pakvietimą dalyvauti šioje konferencijoje. Labai džiaugiuosi, kad galėsiu pasidalinti žiniomis iš Jungtinės karalystės. Kaip sakiau, aš dirbu Jungtinėje karalystėje, pietryčių Londone ir šiandieną kalbėsiu apie motinos psichikos sveikatą ir susidiškumą. Ir kalbėsiu taip pat ir apie prevencijos strategijas, kokios dabar yra taikomos Jungtinėje karalystėje. Pirmiausia, šiek tiek konteksto. Aš kalbėsiu bendrai apie motinų mirtingumą Jungtinėje karalystėje. Kalbėsiu konkrečiai apie motinų savižudybės, apie jų suicidiškumą. Aptarsiu mokslinius tyrimus, kurie buvo atlikti neseniai, buvo apklaustos moterys ir jų šeimos nariai. Taip pat, kaip sakiau, kalbėsime apie prevencijos strategijas ir ar jos yra taikytinos perinataliniu laikotarpiu. Iš Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų žinome, kad maždaug 810 moterų miršta dėl išvengiamų priežasčių susijusių su nėštumu ir gimdymu kiekvieną dieną. Todėl motinų savižudybė yra svarbi ir dažnai nepastebima motinų mirtingumo priežastis. Mažai apie ją kalbama. Pagrindinė mirties priežastis perinataliniu laikotarpiu daugelyje šalių būtent ši ir yra. Maždaug 5–20% visų motinų mirčių būtent yra savižudybė perinataliniu laikotarpiu. Tai čia kalbėjome apie aukštas pajamas turinčių šalių, žemesnės pajamas turinčių šalių duomenys yra mažesni, galbūt maždaug 1% motinų mirčių yra savižudybės. Galimi skirtumai tarp terminologijos ir motinų mirtingumo klasifikacijos irgi yra galimi ir svarbus. Taigi aš kalbėsiu apie motinų mirtingumą, tai čia yra apie ankstyvasias mirtis ir apie vėlyvasias mirtis. Taigi iki postnatalinio laikotarpio keletas mėnesių po gimdymo, tai būtų ankstyvosios mirtis ir vėlyvosios mirtis yra keli metai po gimdymo. Jungtinėje karalystėje čia mes turime ir tiesiogiai su nėštumu ir gimdymu susijusias savižudybės ir netiesiogiai. Taigi neseniai buvo atliktas tyrimas ir mes Jungtinėje karalystėje rengėme metines apžvalgas motinų mirčių per pastarosius 2 metus dėl įvairiausių priežasčių. Čia matome tos duomenys, kiek motinų savižudybių buvo ir kitų su psichiatrija susijusių mirčių. Jungtinėje karalystėje maždaug 30.
0,89%, tai tikrai gana retas skaičius, 0,8 iš 100 tūkstančių gyventojų. Ir jeigu žiūrime į mirtingumą dėl visokiausių kitų priežasčių, matome, kad priežastys susijusios su psichiatrija, taip pat ir su savižudybėmis ir alkoholio ir narkotikų vartojimu yra ketvirta pagal svarbą priežastis motinų mirčių Jungtinėje karalystėje. Taigi, jeigu žiūrime į vėlyvą motinos mirtį nuo pusmečio iki metų po nėštumo ar po gimdymo, maždaug trečdalis mirčių įvyksta šiuo laikotarpiu ir jos dažniausiai susijusios arba su savižudybe, arba su narkotikų ir alkoholio vartojimu postnataliniu laikotarpiu. Norėčiau pakalbėti apie moterų charakteristikas, būtent tų moterų, kurios miršta nuo savižudybės ar nuo alkoholio ar narkotikų vartojimo vėlyvojo laikotarpiu. Skaičiai yra nedideli, kaip sakiau, bet galima pabrėžti tam tikrų bendrų bruožų, pastebėti bendrų bruožų. Pirmiausia, labai stipriai padidėjo tokių mirčių, moterų, kuriams buvo mažiau negu 20 metų. Jeigu pažiūrėtumėm į socialinės gyvenimo sąlygas šitų moterų ir jeigu palyginsime su mirtimis nuo įvairiausių psichotropinių medžiagų, mes matome, kad dauguma tų moterų gyvena Jungtinės karalystės atokiausiose vietovėse, ypatingai tos moteris, kurios miršta nuo psichotropinių medžiagų vartojimo. Dar labai svarbus faktorius, į kurį labiau įsigilinsiu, tai būtent prievarta ar smurtas namuose nėštumo metu. Ir jeigu buvo smurtaujama dar prieš nėštumą, mirtingumas yra didesnis, maždaug 70% tokių moterų miršta perinataliniu laikotarpiu nuo psichotropinių medžiagų vartojimo. Ir taip pat 30% mirusių nuo savižudybės vartojo tokias medžiagas prieš nėštumą ir jo metu. Taip pat čia galima kalbėti ir apie socialinius faktorius. Dauguma tokių moterų buvo pažįstamos socialinėms tarnyboms Jungtinėje karalystėje. Tai jos gavo kažkokias socialinės paslaugas ir taip pat jų rizika buvo vertinama kaip didesnė. Taip pat matome, kad 85% mirusių nuo alkoholio arba narkotikų vartojimo taip pat buvo žinomos socialinėms tarnyboms, tik 40% nusižudžiusių buvo žinomos socialinėms tarnyboms. Taip pat labai išsamei buvo nagrinėjama pagalba, kurią gavo moteris ir psichinės sveikatos, ir akušerijos srityje. Ir matome, buvo užpildytas klausimynas ir matome, kad moterys ne visada gauna tinkamą postnatalinę priežiūrą, tos, kurios mirė nuo savižudybės, kai kurios negavo net minimalios postnatalinės priežiūros. 65% nuo savižudybės mirusių moterų manoma, kad negavo tinkamos pagalbos. Taigi matome tokią bendrą tendenciją moterų, kurios mirė nuo savižudybių ir narkotikų bei alkoholio. Taip pat iš šitų duomenų taip pat matome, kad
motinos mirtis yra susijusi su perinataline netektimi ar persileidimu ar kitokia perinataline netektimi. Pavyzdžiui, jeigu socialinės tarnybos atima kūdikį, čia mes matome perinatalinį, postnatalinį laikotarpį, viršuje savižudybės, apačioje psichotropinės medžiagos per nėštumo laikotarpį arba postnataliniu laikotarpiu. Mes matome, kad postnataliniu laikotarpiu padidėja rizika ir matome čia, pavyzdžiui, čia skaičius moterų, kurios mirė po perinatalinės netekties. Matome, kad gana didelis procentas savižudybių netekusios kūdikio vienu ar kitu būdu. Ir čia matote moteris mirusios nuo įvairiausių medžiagų ar kitų psichinės sveikatos priežasčių, daug didesnis procentas mirusių po perinatalinės netekties. Čia matome pagal netekčių pobūdį, mes matome moteris, kurios gydėsi ar gavo psichiatrinės paslaugas ar socialinės paslaugas, bet vis tiek mirė maždaug 60% moterų, kurios mirė nuo medžiagų vartojimo, būtent mirė po perinatalinės netekties arba netekties grėsmės. Tai yra daug didesnis procentas negu savižudybių atveju. Tai tikrai matome, kaip svarbu turėti omenyje šitus faktorius susijusius su gimdymu, nėštumu ar postnataliniu laikotarpiu ir su savižudybių ir medžiagų vartojimo atveju. Buvo klausimų apie tai, ar Jungtinėje karalystėje daugėja motinų savižudybių atvejų. Laimė jų nėra labai daug, bet 20 metų apibendrinime matėme, kad tais metais 3 kartus per 6 savaitės padidėjo tokių savižudybių skaičius perinataliniu laikotarpiu. Taigi tikrai buvo kilęs susirūpinimas. Dar per anksti sakyti, ar kažkas pasikeitė dėl tų mažesnių skaičių, bet mums tikrai pabrėžiama ta situacija, kad mes į tai atsižvelgtumėm. Čia šitame straipsnyje yra kalbama apie 20 metų situaciją, tas statistikos kilimas. Mes matėme, kad ne tik tai savižudybių skaičius didėjo, bet ir tų moterų charakteristika keitėsi. Pastaruoju metu tos moteris mirusios nuo savižudybių, didelis procentas kentėjo smurtą aplinkoje, artimoje aplinkoje, neteko savo kūdikių, nes, pavyzdžiui, jie buvo paimti socialinių tarnybų arba turėjo traumos ilgą prieš istoriją. Taip pat, kaip sakiau, pastaruoju metu daugiau jaunesnių negu 20 metų moterų savižudybių atvejų buvo, arba tokių, kurios gavo psichiatrinės paslaugas prieš tai, arba moterų, iš kurių kūdikį paėmė socialinės tarnybos. Galima būtų pagalvoti, kad perinatalinis laikotarpiu padidės savižudybės rizika. Taip, bendroje populiacijoje perinatalinis laikotarpis apsaugo moteris nuo savižudybių, bet matome, iš tikrųjų, tas lygis svyruoja pagal amžiaus grupę. Taip pat iš tyrimų matome, kad perinataliniu laikotarpiu bendroje populiacijoje maždaug
20% saugesnės jaučiasi negu bendroji populiacija. Perinatalinis laikotarpis, konkrečiai nėštumas, tik yra mažesnė rizika moterims savižudybių prasme. Tačiau to negalima sakyti apie visas moteris ir kaip žinome bendroje populiacijoje savižudybės moterų tarpe labai stipriai padidėja, jeigu kalbame apie psichinės problemas. Ir čia buvo atliktas tyrimas ir matėme, kad 20 kartų didesnė savižudybės rizika pirmaisiais metais pagimdo moterims sergančioms pogimdyvinėmis psichozėmis. Tai kitos moterys, kurioms labai stipriai pablogėja psichinė sveikata perinataliniu laikotarpiu, toms moterims savižudybės rizika labai stipriai padidėja. Štai Danijos registro kohortinio tyrimo duomenys, vienas iš didžiausių tyrimų, tai yra, kuris nagrinėjo šitą sritį, 1,5 milijono moterų buvo įtrauktos šitą tyrimą ir kaip matote, aš čia pageltoninau tuos skaičius, nors jie gana maži, bet matote, kad trumpalaikė rizika yra ta, kuri padidėja. Taigi pirmieji metai po diagnozės nustatymo buvo labai rizikingi moterims, sergančioms sunkiomis pogimdyvinės psichikos ligomis. Kaip matote, metai po to, ar ne, matome, kad mažesnė rizika ilgesnį laiką. Tai yra panašiai motinų turinčių psichikos sutrikimų nesusijusių su gimdymo rizika. Tai būtent pirmieji metai po susirgymo ar po diagnozės nustatymo. Labai svarbių dalykų galima apie perinatalinę ir neperinatalines savižudybės galima pasakyti iš šių grafikų. Tai prieš 10 metų buvo pradėtas šitas tyrimas. Iš tų duomenų mes matome, kad perinatalinės savižudybės būna tokios labiau smurtinės lyginant su neperinatalinėmis savižudybėmis. Čia mes turime duomenis iš nacionalinio klausimyno. Jis atliktas aukštos rizikos grupiai ir matome, kad savižudybės priemonės yra tokios žiauresnės lyginant su neperinatalinių savižudybių grupe. Kalbant apie perdozavimą psichotropinių medžiagų, tai perinataliniu laikotarpiu tokių savižudybių buvo daugiau negu neperinataliniu laikotarpiu. Čia irgi matome dar vieną pjūvį. Buvo žiūrima, ar tos moterys turėjo kontaktą su psichinės sveikatos įstaigomis, ar gavo tokių paslaugų. Tos, kurios gavo paslaugų, jų problemos tęsiasi trumpiau. Pavyzdžiui, alkoholio naudojimas, vartojimas susijęs su žiauresne savižudybės metodu. Taip pat matome, kad mažiau tikėtina, kad bus išrašytas psichotropiniai vaistai perinataliniu laikotarpiu. Ir gimdymo laikotarpiu moteris yra labiau tikėtina, kad jos nutrauks medikamentų vartojimą ir netgi nesikreips į profesionalus ir tai gali paūminti, paaštrinti psichinės sveikatos problemas ir iššaukti atitinkamus epizodus. Taigi labai svarbu pabrėžti
Kaip svarbu kalbėti apie medikamentų vartojimą nėštumo laikotarpiu, nenutraukti medikamentų vartojimo ir aptarti galimą žalą tų vaistų kūdikiui ir žalą pačiai motinai, jos psichikos sveikatai, atitinkamų ligų atkritimui perinataliniu laikotarpiu. Dar norėčiau trumpai pakalbėti apie suicidinę ideaciją ir elgesį nėštumo laikotarpiu. Turime duomenų, iš kurių matome, kad bandymų nusižudyti paplitimas nėštumo metu yra didesnis nei pirmaisiais metais po gimdymo. 680 iš 100 tūkstančių nėštumo metu ir 210 iš 100 tūkstančių pirmaisiais metais po gimdymo. Taigi savižudybės rizika yra didesnė. Nėštumo laikotarpiu negu iškart po gimdymo. Taip pat buvo atliktas žalojimosi tyrimas bendroje populiacijoje ir sunkiamis psichikos lygomis sergančių moterų. Ir tai susišaukia su kitais duomenimis, kuriuos rodžiau. Tai savęs žalojimo rizika nėštumo metu ir pirmais metais po gimdymo. Tai, žodžiu, bendroje populiacijoje ta tikimybė yra daug mažesnė negu sunkiomis psichikos lygomis sergančių moterų. Labiausiai tai atsispindi dėl to, kad tai yra skirtingos grupės. Žodžiu, padalintai bendroje populiacija ir sunkiomis psichikos lygomis sergančiomis moteris, būtent joms yra didesnė rizika žalotis perinataliniu laikotarpiu. Taip pat buvo atlikta sisteminė apžvalga moterų apie suicidinę ideaciją. Nežinome kodėl, bet suicidinė ideacija gali padidėti nėštumo laikotarpiu, taip pat ir bendrojoje populiacijoje, ne tik tai sunkiomis psichikos lygomis sergančių moterų. Taigi, čia gali būti tokių kontekstualių faktorių perinataliniu laikotarpiu, kurie prisideda prie suicidiškumo. Dabar norėčiau pereiti prie medicininės pagalbos suteiktos dėl savęs žalojimo perinataliniu laikotarpiu. Jungtinėje karalystėje teikiama gana plati pagalba perinataliniu laikotarpiu, pastarosius 10 metų. Perinataliniu laikotarpiu yra teikiama psichologinė pagalba, yra įvairiausių motinos ir vaiko centrų. Taip pat yra mokoma atpažinti rizikos faktorius ir nustatyti, kokių paslaugų reikia. Mes atlikome tyrimą moterų, kurios gavo medicininę pagalbą po žalojimosi, bet ne psichiatrinėje ligoninėje. Tai yra priėmimo skyrius, pavyzdžiui, ar kitose ligoninėse, kur, pavyzdžiui, buvo pabandytos stebėti būklę. Ir iš šitų duomenų bandėme padaryti išvadą apie psichinės sveikatos paslaugas. Šitie duomenys. Štai matote čia duomenys. Toliau dar turime, matome, kad 448 atvejai 304 moterų. Kai kurios iš šitų moterų daugiau negu vieną kartą žalojosi ir buvo atvežtos į ligoninę. Didžioji dauguma buvo atvežtos priėmimo skyrių po apsinuodijimo, ECD kodas apsinuodijimas medicininėse istorijose. Taip pat matome, kad daugiausiai trečiame nėštumo trimestre ir daugiau
didelė grupė tų, kurie turėjo kontaktą prieš tai su psichinės sveikatos specialistais. Tai reiškia, kad šita tikriausiai yra sudėtinga medicinė istorija, greičiausiai turėjusios psichinių problemų daug anksčiau negu pastojo. Taip pat labai įdomu, kad was quite poor by comparison, so only 30% of women were seen by mental health 27% apžiūrėtos psichikos sveikatos specialistų apie 24 valandas, o paskui tik 33% per likusią savaitę, per 7 dienas. Tikėtumėmės, kad būtų daugiau kontakto dėl būklės vertinimo. Tai rodo, kad yra su problemų dėl sveikatos paslaugų teikimo. Taip pat tai gali turėti nepageidaujamų reiškinių per nėštumą moterų sveikatai. Ir mes turime labai įdomų tyrimą apie tai, kokį poveikį tai gali turėti, pavyzdžiui, kraujavimui, ir nėštuminiam kraujavimui, ir pogimdyviniam kraujavimui. Mes žinome, kad šitas santykis gali būti paremtas kitais veiksniais, pavyzdžiui, patys psichinės sveikatos sunkumai arba socialinė atskirtis arba socialinių ryšių netekimas. Ir tai gali įtakoti suicidinį elgesį per nėštumą. Tiesiog reikia tą turėti omenyje. Mes daug kalbėjome apie rizikos veiksnius, kurie susiję su savižudybė. Esmė tame, kad perinatalinis suicidiškumas labai smarkiai susijęs su pačiais veiksniais, kurie juntami per perinatalinį laikotarpį. Ir norėčiau paminėti kelis veiksnius, kurie yra ypatingai svarbus, apie kuriuos reikia kalbėti per perinatalinį laikotarpį. Pavyzdžiui, buitinis smurtas, vyrai, kurie atsisako tėvystės arba nenorėtas nėštumas arba ankstesnės suicidinės ideacijos ar mėginimai žudytis. Kalbant apie buitinį smurtą, šis sritis labai svarbi, apie kurią reikia kalbėti perinataliniu laikotarpiu ir kaip tai yra susiję su suicidiškumu. Smurtas ir prievarta šeimoje perinataliniu laikotarpiu per nėštumą sudaro 4–8%. Ir nuoseklūs įrodymai rodo, kad yra buvęs ir neseniai patirtas smurtas didina savižudybės riziką perinatalinėje populiacijoje. Ir matome, kad didelės rizikos grupės moteriams emocinė prievarta, fizinė prievarta, seksualinė prievarta didina savižudiškų minčių prieš gimdymą skaičių, suicidinės ideacijos apie 6%. Ir yra didžiulė dalis tų, kurios patiria buitinį smurtą, žūsta dėl savižudybės. Kalbant apie duomenis, per pastaruosius 10 metų mokslinių tyrimų atliktų Jungtinėse karalystėse ir tarptautiniu mastu, mes stengiamės suprasti suicidinio elgesio pobūdį ir kontekstą perinataliniu laikotarpiu, tačiau nėra suprantama, kokia yra patirtis tų moterų ir tų šeimų, kurios galbūt tai patiria. Ir tik tais norėčiau parodyti tam tikrus kokybinius atliktus tyrimus, kurie atlikti neseniai. Tai yra duomenys iš Aspen tyrimo, tai yra mėginimo žudytis tyrimas perinataliniu laikotarpiu. Mums
Įdomu yra tirti tų moterų patirtį, kurios mėgino žudytis per nėštumą. Mes aptarėme jiems svarbius asmenis, partneris ar šeimos narius ir norėtume pakalbėti apie jų patirtį šiandieną. Šiek tiek apie terminus. Tai yra mėginimas žudytis, suicidal attempt. Tai yra nemirtinas į save nukreiptas potencialiai žalojantis elgesys, ketinant mirti, ir tai yra elgesio padarinys. Mėginimas žudytis gali baigtis savęs sužalojimu. Mes išsiaiškinome, kad dažnai tai yra dirbančios, gerai išsilavinusios moteris, dažniausiai baltos kilmės ir išsilavinusios. Tai yra aukštesnis socialinis sluoksnis. Daugelis tų moterų buvo turėjusios daug psichinės sveikatos diagnozių. Kai kurios iš jų turėjo psichotinių sveikatos sutrikimų. Ir tos moterys po mėginimo žudytis, daugelis gavo stacionarias specialisto paslaugas. Mes apklausėme tas moteris, kurios turėjo daug skirtingų mėginimų žudytis ir tai buvo prevencinė, tačiau joms tai užkirto kelią arba psichikos sveikatos specialistas, arba šeimos narys. Labai trumpai, kitose keliose skaidrėse aš paminėsiu kelias pagrindinės temas. Visų pirma, didelė trauma arba priešiškumai, taip pat nusivylimas motinystę ir jausmas, kad esi spąstuose arba neviltyje. Taigi, pirmiausia, ką mes išsiaiškinome, visos moteris, kurias mes apklausėme, patyrė labai didelį psichosocialinį priešiškumą, patirdavo smurtą namuose arba kitokį smurtą šeimose, buvo psichinės sveikatos sutrikimo istorijos. Tai yra rimti dalykai, kuriuos mums sakė moteris, ir dešinėje sakoma apie tai, kaip motina turėjo rimtą perinatalinę psichinę ligą, ji buvo hospitalizuota ir po to grįžo į ligoninę po to, kai ji gimė, ir ji žino, kad tai buvo, jos dėja mama nusižudė. Taigi tai yra tam tikra istorija ir tai gali tapti faktoriumi, veiksniu, kai pati pastojo, tačiau iki nėštumo ji gavo pagalbos ir ji buvo nukreipta į perinatalinės psichiatrijos komandą, ir matome, kad Rosie kalba apie savo mamą, kuri patyrė skirtingus dalykus ir apie ką pati ji patyrė. Tai galėjo prisidėti. Toliau, nusivylimas motinystę. Viena iš moterų kalba apie tai, kad jie jaučiasi taip, jog nemylėtų savo vaiko ir nejaučia palaimos per nėštumą ir pogimdyvinį laikotarpį. Moteris tarytum jaučia spaudimą ir patiria labai daug fizinių ir psichinių problemų. Kai kurie patyrė trauminius gimdymus ir labai dažnai atrodė, kad negaudamos pagalbos jos pradeda jausti savęs nuvertinimą. Ir labai dažnai, kai kalbama apie savižudybę, tai daugiau buvo galvojama apie save, o ne apie rūpinimąsi vaiku. Tai moteris, kurios patyrė rimtas psichinės sveikatos problemas, suicidinę ideaciją, ir tai dažnai moteris, kurios savo padėti negalėjo.
Moterys jautėsi desperatiškai, dažnai jautėsi spąstuose, įkalintos toje situacijoje, jautėsi nesėkme, nusivylusios motinystę, kai kurios moterys patyrė labai intensyves ir įkyres mintis, kai kurios mintis buvo susijusios su psichotiniais epizodais ir jautėsi vienišos pasaulyje. Ir apibūdino kaip miego trūkumas jas privertė jaustis išsekusias ir užstrigusias motinystės jausme. Ir pasakoja, kad visiškai nustojo kalbėti, jautė nuolatinę depresiją ir visą laiką buvo pavargusi. Taip pat, kalbant apie motinystės jausmo, motinystės neatgręžiamumą, dauguma jų jautėsi toje situacijoje tarytum spąstuose ir tai pabrėžia, kad, dar čia prieš vaikui gimstant, kad moteris atsibunda galvodama, kad, dar viena diena priartėjo tas gimimo laikotarpis ir kelio atgal nėra. Ir tai sunkinančios mintys. Kalbant apie prenatalinės priežiūros kokybę, yra labai svarbi. Kaip sakiau, didžioji dalis moterų negavo tinkamos priežiūros. Ir mes matome tik tai 8% moterų mirusių dėl savižudybės ar piktnaudžiavimo psichoaktyviomis medžiagomis buvo suteikta, taip manoma, gera priežiūra. Maždaug 70% nuo savižudybės mirusių moterų ir 35% nuo piktnaudžiavimo psichoaktyviosiom medžiagom mirusių moterų priežiūros pagerinimas galėjo turėti įtakos atvejo baigčiai. Galbūt nebūtų jos mirusios. Taigi bendra priežiūra yra labai svarbi ir perinatalinės priežiūros kokybė irgi labai svarbi. Kalbant apie savižudybių prevenciją strategiją Anglijoje, tai pernai nauja prevencijos strategija buvo paskelbta 23-28 metams. Aiškus, čia yra prioritetai ir iškelti tikslai. Ir tai tikrai daug ką keičia, pakeis anksčiau galiojusią savižudybių prevencijos strategiją pakeis. Prioritetai čia surašyti patys svarbiausi, kaip matote. Stengiamasi holistiškai žiūrėti į atsaką į savižudybių prevenciją. Taip pat tai čionais ir duomenų rinkimo tobulinimas ir atitinkami pritaikytos intervencijos, taip pat čia žiūrima į tokį kaip ir visuomenės pokytį, kad savižudybė taptų visų problema. Šioje strategijoje motinos perinataliniu laikotarpiu buvo įtrauktos kaip atskira grupė pirmą kartą. Mes žinome, kad tai iš tikrųjų yra labai svarbu, turės įtakos moterų mirtingumui perinataliniu laikotarpiu. Tai svarbu ir šeimos nariams, ir platesniai visuomeniai. Tikslinės rekomendacijos šioje strategijoje apima motinų psichikos sveikatos paslaugų plėtrą. Kaip sakiau, mes tikrai matėme, kad
tų paslaugų teikiama tikrai daugiau. Taip pat psichikos sveikatos ir arba kitų rizikos veiksnių nėštumo metu nustatymas. Paprastai yra numatyti klausimai, kurie turi būti užduodami, kad būtų galima nustatyti riziką. Čia irgi yra šiokių tokių sunkumų. Atvejo vertinimas ir parama kiekvieno kontakto metu perinataliniu laikotarpiu ir postnataliniu laikotarpiu, ypatingai svarbu postnataliniu laikotarpiu didesnis kontaktas su šeimos gydytoju, su akušeriu, galbūt net ir sveikatos specialistu, kad būtų galimybė suteikti pagalbą. Kitas svarbus dalykas iš tyrimų, tai būtent dalymasis informacija tarp tarnybų. Tai yra žinome, kad yra galimybė suteikti pagalbą, bet turi būti įtraukti visi. Jeigu nebus įtraukti, jeigu nebus informacija dalinamasi, tai gali būti spragų ir erdvės klaidoms. Taip pat perinataliniame kontekste reikia labai svarbu suprasti, kad tam tikroms grupės moteriams tai gali būti padidinta savižudybių rizika. Čia matote raudonos vėliavėlės, kurios rodytų didesnę riziką ir pagalbos poreikį. Dauguma moterų, kurios mirė nuo savižudybės perinataliniu laikotarpiu, būtent joms būtų buvę naudinga. Tai naujos mintys apie žalojimas, staiga atsiradusios psichinės sveikatos problemos ar būklės pablogėjimas, nuolatinis atsiribojimo nuo kūdikio jausmas. Tokiu atveju perinataliniu laikotarpiu reikia skubaus vertinimo ir veiksmų. Taip pat kiti faktoriai, tai būtų anksčiau sirgta psichozė, šeimoje buvę bipolinio sutrikimo ar pogimdyvinės psichozės atveju, tai padidina riziką postnatalinės psichozės, taip pat asmeniniai šeimos psichikos sveikatos modeliai. Į visą tai reikia atsižvelgti, į visą tą bendrą platesnį kontekstą. Kartais sunku nuo strategijos pereiti prie praktikos, kaip iš tikrųjų sumažinti savižudybių riziką. Taigi, kaip tai atrodo praktikoje? Kokia sudėtinga yra savižudybių prevencija? Čia vieni iš svarbiausių faktorių, kurie pradėti įgyvendinti platesniu mastu Jungtinėje karalystėje. Tai yra individualus požiūris į atvejo vertinimą ir priežiūra kliūčių trukdančių gauti psichikos sveikatos gydymą ir paramą mažinimas. Kartais būna tos paslaugos, bet ne visada tinkama prieiga prie jų užtikrinama, ypatingai, pavyzdžiui, mažumų, tautinių mažumų atstovės sunkiau prieina. Taip pat geresnis tarpdisciplininis informatumas ir mokymas apie perinatalinę psichikos sveikatą, taip pat ir šeimos gydytojams ir psichikos sveikatos įstaigose. Taip pat geresnis sveikatos priežiūros tarnybų ir komandų bendradarbiavimas yra labai svarbus. Didesnė galimybė gauti socialinę, psichologinę paramą ir intervencijas perinataliniu laikotarpiu. Tai lengva pasakyti, sunku padaryti, dar tikrai reikia daug ką nuveikti. Svarbiausia, kalbant apie intervencijas, apie strategijas, kurios iš jų bus ir priimtinos, ir veiksmingos, mažina savižudybių riziką. Tai reikia mažinti barjerus, kad specialistai suteiktų tinkamą pagalbą moterims, kurios perinataliniu laikotarpiu galvoja apie savižudybę. Mes kalbėjome su darbuotojais ir jie sakė, kad yra sunku pažinti problemos rimtumą skirtingose medicinos srityse, taip pat rizika skirtingai interpretuojama skirtingų tarnybų, paslaugų
teikimo ir gydymo prieinamumo trūkumas yra akivaizdus. Tiesiog ta rizika ne visada matoma vienodai. Kartais sunku komunikuoti ne tik tai dėl skirtingos kalbos, bet ir skirtingų tokių praktinių dalykų, kaip pavyzdžiui informacinės sistemos, kur yra įrašai. Pavyzdžiui, viena akušerė sakė, kaip negaunama informacijos. Jungtinėje karalystėje labai dažnai taip yra. Pavyzdžiui, kad psichinės sveikatos specialistai nemato, ką akušerės, kokie įrašai rašė. Ir atvirkščiai, arba ten socialinis darbuotojas irgi nemato. Taigi viena akušerė sakė, kad būtų labai gerai žinoti, kaip perduoti žinią apie tą riziką iš vienos tarnybos į kitą tarnybą. There's also a difficulty around screening measures, particularly for suicidality. So again, in the UK, we have a routine assessment for mental health. So everyone can book an appointment. Jungtinėje karalystėje užduodame standartizuotus klausimus apie psichinę sveikatą kiekvienai nėščiai, bet žinoma, kai kurioms moterims užtenka tų paprastų standartizuotų klausimų, kitoms nelabai, nes tie klausimai nebūtinai prognozuoja suicidiškumo riziką. Ir tyrime matome, kad apie savižudybę, tai pavyzdžiui, pagal atitinkamą skalę bandoma įvertinti suicidiškumą ir žinome, kad pavyzdžiui, nėščiųjų sveikatos priežiūros specialistai jaučiasi nepatogiai klausomi apie tokių dalykų, nemėgsta ar mano, kad daugelis savižudybėmis susijusių klausimų yra nenaudingi. Ir pačios moteris tą patį sako. Moteris, kurios galvoja apie savižudybę, sako, kad dabartinės formuluotės dažniausiai nepriimtinos joms pačioms. Taigi, kai kurios bendrai taikomos priemonės tiesiog yra netinkamos ar neturi to rezultato ar to poveikio vertinant riziką, kurios mes norėtume. Dar vienas labai svarbus faktorius yra stigma, baimė ir gėda. Tai labai svarbus veiksniai, ypatingai perinataliniu laikotarpiu. Dažnai gimdyvės nenori atsakyti tokius klausimus, nenori atskleisti savo minčių ar savo išgyvenimų. Apibendrinant, mes iš duomenų matome, kad nors savižudybių perinataliniu laikotarpiu bendroje populiacijoje pasitaiko rečiau, jos išlieka pagrindinė motinų mirties priežastimi daugelyje pasiturinčių šalių. Rizika smarkiai padidėja tarp tų moterų, kurios turi sveikatos sutrikimų, save žaloja, piktnaudžiauja, socialiai ir reprodukciškai yra pažeidžiamos. Ypač pažeidžiamos gali būti moteris, kurioms neseniai prasidėjo psichikos sveikatos sutrikimai, ypač pirmaisiais mėnesiais po gimdymo. Neseniai gimdžiusios moteris rečiau gauna psichikos sveikatos priežiūrą, o mirusios nuo savižudybės moteris mažiau priežiūros prieš gimdymą. Taigi reikia daug gilintis į tą laikotarpį ir jo ypatybės. Taip mes, tas didesnis atpažinimas, mažesnės kliūtis padės nustatyti ir užkirsti kelią savižudybėms ateityje. Čia norėčiau pasakyti Taską, kuri buvo psichiatrė Londone, kuri tragiškai mirė nuo savižudybės. 3 mėnesiai buvo jos kūdikiui. Galima pasimokyti iš Taškos patirties. Būtent po šio atvejo padidėjo supratimas apie tai, kur yra spragos mūsų sistemoje dėl medikamentų vartojimo, moters ir vaiko, skyrių, visų kitų dalykų buvo. Ji nustojo gerti vaistus po gimdymo, kad galėtų žindyti kūdikį, bet tada labai stipriai pablogėjo jos psichinė sveikata.
Taigi tikrai mes Daskos case, which has, as I pasimokėme said, iš Daskos many changes in atvejų. healthcare provision Labai within the daug kas UK. buvo, labai daug kas pasikeitė I'll stop there. Jungtinėje Thank you. And I think karalystėje I've got time for some sveikatos questions, paslaugų hopefully. srityje. Dėkoju. Iš Thank you manęs so much. tiek, dabar That was mielai very atsakysiu į informative. And klausimus. yes, we have some Dėkoju, questions labai coming up, informatyvu, and iš several tiesų of them yra actually are klausimų, about domestic kai violence. kurie iš jų So, susiję su būtiniu smurtu. So we can assume that it's not Galime pregnancy, daryti but išvadą, domestic kad violence ne that pats leads to suicide. nėštumas, o They būtinis think something smurtas will change veda after prie delivery, but the savižudybės. hopes Jos mano, don't kad fulfill. po gimdymo kažkas Would you say that pasikeis, it's a bet correct tos viltis observation? nepasiteisina. Ar toks teiginys būtų Yeah, teisingas? I think it's a bit of Taip. both. So I think domestic violence and abuse are a risk Būtinis factor, smurtas for ir išnaudojimas yra rizikos pregnancy and outside of faktorius pregnancy. ir Definitely there- nėštumo there is laikotarpiu this- ir ne this, tik nėštumo laikotarpiu. perhaps people might be hopeful that things will change. Tikrai, moteris tikisi, kad And kažkas things don't within the pasikeis, postnatal period. bet We do postnataliniu see laikotarpiu actually a slight increase in nepasikeičia. domestic violence, particularly amongst those with, Dažniausiai net mental padidėja health būtinio conditions during pregnancy. smurto, So I think ypač there's tuo also atveju, something jeigu about sirgta parental psichinėmis context lygomis that, you're in a nėštumo difficult laikotarpiu. relationship, that might Jeigu actually trigger, domestic santykiai violence sudėtingi, as well, tai in the dar labiau situations where you're at skatina home, tą for būtinį example. So smurtą. I think it's a big part of the context of, Taip, čia tos parental didysis suicides. kontekstas labai stipriai Then there is susijęs. one sort of follow-up question. Dar vienas In susijęs your presentation, klausimas. the main Jūs risk factors related to sakote, suicide kad were domestic abuse pagrindiniai, and bent jau jūsų limited prezentacija, disadvantage joje areas. didžiausi rizikos Why are faktoriai the buvo prevention measures būtinis in the suicide prevention smurtas plan ir focused gyvenimas only su on tokiuose mental health issues, but vietovėse? not on the Kodėl social strategijoje determinants? priemonės What are your labiau thoughts on that? yra nukreiptos į Yeah, I psichinės think sveikatos generally the suicide paslaugas, prevention strategy has to be o ne į tokias it has to be, bendresnes priemonės? universal, so it has to take Manau, all of kad these savižudybių factors, prevencija turėtų atsižvelgti holistiškai what we įvairiausius can faktorius do a kind of ir universal level of looking at those kind of social disadvantages, social ir tas economic socialiniai factors, but what we can sunkumai, do in practice socioekonominiai within a sunkumai, healthcare setting. But na, it jie irgi absolutely turėtų changes those. So it needs some atsispindėti societal tarp changes in tų terms of economic, priemonių. Tikrai ir risk ekonominiai rizikos faktoriai yra labai domestic svarbus. violence needs to be, but we need to Ir be reikia better at kind of dirbti recognizing ir these risk su factors in healthcare smurtu, settings, and būtiniu better at kind of smurtu. making sure that if people are in those situations, Reikia tiesiog that they're receiving atpažinimas labai adequate svarbus, kad treatment. žmogus So, yra toje situacijoje, kad tas the žmogus suicide gautų prevention strategy, it needs to tinkamą reflect gydymą ar tinkamas recognise this paslaugas. person. Nežinau, ar aš atsakiau į Okay. klausimą. And the other question is a Dar little vienas on different aspect. klausimas, šiek tiek Could you kitoks. elaborate more about the Galėtumėt findings that daugiau pakalbėti ir perinatal daugiau suicide methods are pakomentuoti. more violent than non-perinatal ones? Tai kad sakėte, kad per natalinių laikotarpių savižudybės metodai yra tokie žiauresni. Taip, iš visų apklausų gavome tokį rezultatą, kad tie metodai yra žiauresni šioje grupėje. They're often within the context of the violent suicides within a postpartum psychosis. Tai dažniausiai susiję So ir that's su something that psichozės contributes to atvejais. that. Ta psichozė, aišku, irgi prisideda In prie the metodo study I showed žiaurumo. amongst, those with Tyrimas, kurį mental health service use, so from the homicide and Rodžiau. suicide inquiry. What they Grubo found is actually that when they adjusted for all apklausa of those clinical characteristics, that atlikta, the difference wasn't as jie large. So really, I think it lygino is due ir to sort of tas those clinical skirtumas. characteristics, so the severity of mental health difficulties that we Tikrai, see. tiksliau, lygino klinikinės They are charakteristikas to ultimately moterų ir predictive matėsi, kad period. būtent psichinės sveikatos problemos Where postnataliniu mental health can laikotarpiu, deteriorate quite rapidly. ta psichinė sveikata per nataliniu laikotarpiu gali labai stipriai pablogėti ir tikriausiai dėl to tie metodai išsiskiria. Gerai, One more dėkoju. question. Dar vienas I klausimas. wonder how religious those women were. Įdomu, I ar mean, tos if we moteris buvo try to labai look at religingos. and Pavyzdžiui, highly, persileidimai, Catholic, surrounding, where women role stipriai are katalikiškoje typically described as someone who delivers aplinkoje, children. kur moteris yra There ta, might kuri be gimdo some vaikus. thoughts in women's Tai gal mind that she is not moteris worth as a pradeda woman manyti, in kad jinai God's eyes. nepakankamai gera moteris Yeah, Dievo I think it's a really akyse. important point, actually, and Taip, we labai didn't look at that svarbus in our particular dalykas. study. Mūsų tyrimė nebuvo į tai Culture, atsižvelgta. society factors are Na, really kultūriniai, important, but socialiniai faktoriai, look at aišku, yra different settings, svarbus.
tam tikroje aplinkoje. Tikrai yra atlikta tyrimų ir šituo pjūviu, kiek tai susiję su religinėmis pažiūromis. Tas faktorius, kad moteris mano, kad jinai yra niekam tikusi, nevykėlė, tai gali būti ne tik tai iš vidaus tas jausmas, bet gali būti ir primestas iš visuomenės. Aišku, tai yra dalis to bendro paveikslo. Ačiū. Dar vienas klausimas. Kaip partneriai galėjo padėti toms moterims? Taip, dar vienas labai geras klausimas. Partneriai yra be galo svarbus. Pirmiausia, būtinis smurtas, ar ne, tie konfliktai, sudėtingi santykiai, partneriai be galo svarbus, labai daug įtakos turi psichinės būklės pablogėjimui. Ir tą matėme trumpame kokybinėme tyrime, kur kalbėjome su moterimis, daugiau negu pusę atvejų tai būtent kai partneris arba šeimos narys sužinojo apie tą būklę, ėmėsi veiksmų ir už tai viskas baigėsi gerai. Žodžiu, artimųjų vaidmuo yra be galo svarbus, taip pat ir suicidiškumui ir psichinės sveikatos problemoms. Taigi mūsų rekomendacija, kad reikia užtikrinti visos šeimos paramą, taip pat ir partnerio paramą. Galbūt net ir partneriui teikti pagalbą, nes partnerio įtaka psichiniai būkliai yra labai svarbi. Ačiū. Dar vienas klausimas. Nėštumas savaime suprantama yra biologinis procesas ir dažnai depresija ar kitos psichinės sveikatos problemos yra matomos kaip hormonų pokyčių pasekmė ar panašiai. Remiantis jūsų tyrimais, jūsų ir kitų mokslininkų tyrimais, ar galėtumėte pasakyti, kad pirmiausiai biologinės priežastys skatina savižudiškas mintis per nėštumą, ar tai greičiau socialinės, psichologinės priežastys? Labai sunku pasakyti. Būtų gerai turėti aišku atsakymą, bet mes neturime aiškaus atsakymo. Visi pokyčiai turi įtakos, savaime suprantama. Taip pat ir ankstyvojo postnataliniu laikotarpiu, kai būna daug blogos nuotaikos, irzlumas ir taip toliau, yra visokiausių pokyčių moters organizme. Bet taip pat ir socialiniai faktoriai labai stipriai prisideda. Ir juk ne visos moteris, kuriuom tie hormoniniai pokyčiai vyksta, ne visos jos turi šitų problemų, apie kurias kalbam. Dar ir genetiniai faktoriai susijęs su tais pokyčiais postnataliniu laikotarpiu. Bet socialiniai faktoriai irgi be galo svarbus. Mes dažnai girdime, kad tiesiog nekreipiama dėmesio į tokius simptomus. Pavyzdžiui, ten hormoniniai pokyčiai ar kiti negalavimai, pavyzdžiui, nemiegas, baisus nemiegas, keletą mėnesių neišsimiegama. Dažnai tai tiesiog nekreipiama dėmesio. Moteris turi pirmiausia rūpinti savo kūdikiu, o ne savimi. Ir iš tikrųjų labai stipriai neišsimiega postnataliniu laikotarpiu ir tai yra labai didelis rizikos faktorius suicidiškumui. Taigi, man atrodo, kad reikia tiesiog žiūrėti holistiškai. Ačiū. Dar vienas klausimas. Dažnai, bent jau čia Lietuvoje, kalbame apie pogimdyvinę depresiją. Bet kai kurie patyrę klinicistai sako, kad galbūt net labiau sutinė prasme turėtumėm tokių atvejų yra buvę, kur motina su savo kūdikiu nusižudo. Tai kad yra kurių klinicistų, kurie sako, kad postnatalinė psichozė yra netgi svarbiau negu pogimdyvinė depresija.
that's why we do see that. Na taip, depresija gal yra dažnesnis reikalavimas. Štai mes gal ir statistikoje matome, kad daug moterų patiria tokią būklę, bet žinoma ir psichozės rizika labai padidėja ir jinai yra susijusi su savižudybės rizika. Dažnai, na, ta prasme, taip, jeigu ir savo ir savo kūdikiu atima gyvybę, tai dažniau yra susijęs su psichozės epizodais. Čia jau reikia kalbėti apie šeimos istoriją, gal buvo sirgusių psichozę. Tas gali paūmėti ypatingai perinataliniu, postnataliniu laikotarpiu. Kągi, labai ačiū. Klausimai plūsta, bet kažkur visgi turime sustoti. Norime padėkoti už pristatymą ir už tai, kad atsakėte į visus klausimus. Dėkoju. Ačiū, kad jūs mane pakvietėte čia dalyvauti. Dėkoju.